Taigi labas rytas visiems, šiandien yra Liepos 6, čia gavau sub-om tankas iš iJoy, Tornado variantas, 25 mm diametro, tai kaip tik turėtų tikti, manau, ant mano modo ir neišsikišti per daug. Tai yra iš karto 80-150 pre-installed, tai aš pajusimsiu 40-80, nes mano modas tik tai gali 80 daugiausia vatų. Bet tai ne problema, aš ruošiuos artimoji ateityje upgrade'inti šitą ir plus jisai turi rebuildable, tiesiog galima rebuildinti šitą. Tai padarysim unboxingą šitą. Ir plus gavau dar savo mėgstamiausio turbūt skysčio. Tai liko berry mixas ir tą gumytę gavau tiesiog, kad nedužyt skaitiklio stiklo. Ok, aš ką filmuoju su savo chest mount, tai nežinau kaip čia matysis viskas. Nereikalaus mano peilio. Visai įdomus. Ta-ta-ta. Kvepia įpakavimas kažko. Atsuktuvas palaidas tiesiog. Cool. Jis turėtų būti čia, man atrodo. Taip. Kad padaryti rebuildable, tai yra įdėtos tarpinės, viela jau susukta, vatos šiek tiek, tarsi grinai tiek, kiek greičiausiai reiktų jos. Ir pats skaitiklis. Atsakinėsim šitą. Ok, čia yra drip tipas, išsigandau truputį, nes buvo viską išsuksiu. Kas čia dar atsisuka, man įdomu. Ok, turime ką stikliukų dar. Turim... ne, man atrodo, pats tipas yra dar... Tojaus. Man atrodo, kad tipas yra čia, aš sumaišiau. Man atrodo, tiesiog... Oh no. Norėjau gaudyti. Bet jo, čia buvo unboxingas šito dalyko. Tikiuosi, kad jums patiko. Dabar varysim įsidėti ir pažiūrės, kaip jisai veikia. Užsidėjau tą drip tipo adapterį. Jis atrodo ugly as fuck, ta prasme. Bet ir atrodo, kad jis gali nukrist lengvai, bet jisai žiauriai padeda, nes iš čia kažkaip jaučiuosi, kad per daug arti tiesiog visi garai ir greičiausiai po kiek laiko labai šilta pasidarytų. Na, dar jaučiasi naujų koilų skonis, bet dabar aš bandysiu nuo 80 matų. Klaudai labai tiks iš to eina kažkaip, tai tas žiauriai fainai, bet jau pabiškai jaučiu ir skonį. Tai 80 matų, manau, visai neblogai yra. Aišku, aš varau ant min. Reiktų pasikeisti nustatymą. Tai va, tai čia buvo iJoy Tornado. Nežinau, ką šiandien veiksiu. Vėliau po pietų varysiu dirbt, o iki to laiko nežinau, pabandysim palošti ar panašiai. Jau sumontavau vlogą, dabar padarysiu, kad renderintųsi. Reikės, aišku, išbandyti ir su šitu GoPro kaip premjera sutinka, nes tarkim, filmuojant su šitu šūdinu action camu, Sony Vegas šitą priema geriau negu, tarkim, premjeras, nes premjeras kažkaip kitaip padaro kokybę, net nežinau kaip. Bet jo, iš tikrųjų turėjau atpjaut žolę, bet kai kas atsitiko su oru. Jo. Ir net griaudžia iš tikrųjų, tai matysim, greičiausiai šiandien išėjai žolės nupjaut, rytoj man vairavimas, o dabar nežinau, turiu laiko, nes kokią 6 valandą varysiu palošti, dabar varysiu padirbt greičiausiai, kol renderins ir pavalgyt kažką. Oras šiek tiek pagerėjo, einam dabar pirkt valgyt tada ir grįšim ir toliau dirbsiu, aišku, reikės po to nustatyti, kad video kelčiau ir galbūt, nufilmuoti video angliškam kanalui. Labai norėčiau, nes turiu tokią idėją, kurią noriu pradėti ir bandysiu įgyvendinti. Realiai turėjau valgyti pietus, bet nusipirkau šitą dalyką. Nežinau. Sueina, bet realiai žinau, kad kepsniai bus vėliau. Tai aš tiesiog užkišu savo skrandį ir nevalgysiu nieko.
Video įkeliau, tai viską surašysim čia ir taip toliau. Ir jo, pagaliau bus video. Taigi šitas setupas su iJoy Tornado kaitikliu yra žiauriai fainas, man labai patinka. Laukiu modų upgrade'o, aišku, kada susirinks pakankamai pinigų užsiupgrade'inti modą, tuo metu ir galėsim užkelt vatų ir patys daryti savo coilus. Dabar įspyliau savo greipfrutų, yra žiauriai saldus skystis, bet visai nieko. Gerai, taigi čia mano diena tokia, nenoriu skirstyti vlogo į 2 dienas, nes žinau, kad po to pasimesiu, pasiklysiu ir po to bus taip ir vėl kas savaitę vlogas, todėl dabar šitą vlogą bandysiu iš karto kelt sekančią dieną nuo šito vlogo. Ir, jūs busit liudininkai, ar man pavyko tai ar ne. Bet jo, ačiū visiems, kad žiūrėjote tada ir iki.